nebus kur dėti. Logiškas sprendimas. Mes išgirdome iš įmonės atstovų, tiesiog pamatėme, kad yra neparengtas procesas, yra visiškai nepasiruošta. Ir visa tai daroma akivaizdžiai paskubomis ir visa sistema atliekų tvarkymo yra nesutvarkyta. Todėl mes ir sakoma, kad kol yra tokia palaida bala, kur neįdiegta rūšiavimo sistema, kol visa tai neveikia, mes atliekų deginti negalim. Negalim dėl to, kad iki šiol nėra tinkamos rūšiavimo sistemos. Kracas, regioninis atliekų tvarkymo centras, nepajėgus išrūšiuoti jų iki, sakysim, bent 60%, kad išrūšiuot, netgi tiek. Ir nepajėgus atskirti plastiko, nuodingų, pavojingų medžiagų nuo nepavojingų organinių medžiagų. Deja, šiandien atliekų išrūšiuojame kur kas mažiau nei turėtume. Šiandieną pagrindinis rūšiavimas vykdomas prie susidarimo šaltinio, tai yra tie gerai žinomi varteliai. Aš manau, kad pačiu optimistiškiausių variantų tai gali apimti apie 4-5% nuo bendro srauto, nedaugiau. Nuo bendro srauto, turiu galvoj, sakykime, atliekų. Situacija nuo Šarūno reikalo kiek pagerės, mat ateityje planuojama įdiegti mechaninio atliekų rūšiavimo sistemą pačiame sąvartyne, bet ir tuomet bus išrūšiuojama tik apie 16% atliekų nuo bendro srauto. Tad štai visa kita išrūks pro kaminą. Artimiausi Jėgainės kaimynai Klaipėdos priemiesčio gyventojai nesupranta, kodėl šioje vietoje visai nepaisyta rajono nuomonė ir tuo pamintas viešasis interesas. Susipažinus su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir su jos išvada, akivaizdžiai pastebėjome tokius dalykus, kad būtent Klaipėdos miesto savivaldybės yra pritarimas šitai planuojamai ūkiniai veiklai, o Klaipėdos rajono savivaldybė yra nepritarusi. Pagal šios dienos įstatymus, nepritarus bent vienai iš šitų savivaldybių, poveikio aplinkai vertinimo centrinis koordinatorius, vertintojas, turėjo papildomai informuoti visuomenę, paskleisti šitą žinią visiems Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono gyventojams, kad iš tikrųjų savo požiūrio taškus galėtų sudėti visi gyventojai ir savo atsiliepimus ir savo baimės atitinkamas išsakyti šitiem poveikio aplinkai vertinimo rengėjam. Tačiau, kaip matome, šito padaryta nebuvo. Poveikio aplinkai vertinimas patvirtintas labai greitai, o kosminiu greičiu patvirtintas net pats detalusis planas. Maža to, sukilo net Žaliojo slėnio bendruomenė, kuri yra gana toli nuo būsimos Jėgainės. Lezo teritorijoje laisvos ekonominės zonai pastatoma gamykla. Kaminas tai bus ne 2 metrų ir ne 3 aukštingumo. Taip? Taigi viskas priklauso paprasčiausiai nuo vėjo krypties. Aš taip manyčiau, iš kur vėjas papuos, ten ir bus nešamos šitos kietosios kesmingos dalelės. Tai jūs tikras, kad ir pasieks jūsų gyvenimą? Aš suprantu, kad ne vien tik tai... Pasikalbėjus su ekologais ir specialistais, jie minėjo, jog tas dalelės gali būti nešamas iki 14 km atstumu. Tai aplinkui zona nuo šitos Lezo gamyklos 14 km atstumu, kiek mus informavo, aš pats tikrai nesu specialistas ir linkęs tikėti šitais specialistais, nes jie tikrai nekorumpuoti, nesusiję su, kaip sakant, su jokiom įmonėm. Ir aš manau, jog tai yra nuodas Klaipėdos gyventojams ir rajono gyventojams. Man iš viso tokie dalykai nesuprantama, kad miesto valdžia nesiskaito su savo rinkėjais. Pirmiausiai atsiklauskim žmonių, apklauskim tą rajoną, kurie šiandien skundžiasi, kad jie nebegali miegoti, kad naktimis atidaro kažkokį sklendis, kad ten sklinda baisiausi kvapai, tik eina ištisi skundai, bet niekas nereaguoja. Tai kas bus toliau? Jeigu šitaip nereaguos į žmonių, aš manau, kad ateis rinkimai ir žmonės įvertins tos, kurie balsavo už šitos įmonės atidarimą, neaptarė su savo klaipėdiečiais. Mes norėtume, kad galų gale ateitų laikas, kai Lietuvoje pradėtų visi procesai vykti civilizuotai, kaip pridera normaliai vakarietiškai demokratijai, o ne rytų autokratiniams režimams, kai yra viskas daroma susitarus su kažkokiam politiniam gaujom, politiniam klikom, o ne su visuomenė, ne su piliečiais. Jėgainės statytojai tvirtina, kad vakarų Europoje stovi apie 500 tokių degyklų, analogiška klaipėdietiškai esą pačiame Stokholme.
Vis dėlto švedai atliekas rūšiuoja kruopščiau nei mes. Štai dėl to ir neramu. Mūsų elektriniai jokių papildomų rūšiavimų nebus atliekama. Tai kokia vis dėlto temperatūroje bus deginamas tos atliekos? Pagal nustatytus reikalavimus, pagal aplinkos ministro patvirtintą dokumentą atliekų deginimui, kuris atitinka ES reglamentus, temperatūra kurykloje turi būti ne žemesnė 850 laipsnių. Bet praktika rodo, paprastai temperatūra būna nuo 950 iki 1050. Visur yra teigiama, kad dioksinai skyla 1150 plus minus 50 temperatūrai. Tai yra skyla iki mažiau pavojingų, bet vis tiek dar pavojingų junginių. Tai ką aš noriu pasakyti, 850 laipsnių temperatūra visiškai ne tik, kad nesumažina dioksinų, bet yra labai tinkama jiems susidaryti. Dar kartą primename, dioksinai viena didžiausių onkologijos protrūkio priežasčių. Šiandien akivaizdu, jei nieko nedarysime, paskęsime šiukšlėse. Suprantama, deginti optimaliausias sprendimas. Tačiau kaip išvengti taršos? Kas jie kontroliuos? Ar išvis įmanoma pasitikėti kontroliuojančiom institucijom, kurios, žinodamos, kas gresia, stoiškai tyli? Išeinančių dūmų kontrolė bus pastovi, bus sumontuotas pastovus monitoringas. Visi duomenys bus kaupiami kompiuterinėse laikmenuose ir bus pateikiama bet kuriuo metu kontroliuojančiom institucijom. Taip pat kontrolė vykdys periodiškai pagal savo sudarytą grafiką, pagal reikalavimus Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas. Norėtųsi tuo tikėti. Ir pabaigai Green Action for Health and Environmental Justice 2006 birželį atliktos deginimo gamyklų Europoje, Australijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose studijų ištraukos. 2004 Vokietijos Karlsrūhės mieste uždaryta atliekų deginimo jėgainė Thermoselect. Thermoselect buvo vienas stambiausių atliekų deginimo gamyklų. Teigiama, kad ji pilnai pajėgi sunaikinti dioksinus, furanus ir kitus žalingus taršalus. Realybėje nei vienas šių teiginių nepasitvirtino. Gamykla juos skleidė viršydama visas normas. Jau pirmaisiais veiklos metais nustatyta, kad įrenginys nuolat naudoja avarinį dujų išleidimo vožtuvą, apie kurį gamyklos operatorius pamiršo informuoti projekto pristatymo metu. Gamyklos veiklos sunkumai atsiliepė planuotos elektros bei šilumos gamybos pajėgumams. 2002 atliekų deginimų jis sunaudojo 17 milijonų kubinių metrų gamtinių dujų, tačiau nepagamino nei elektros, nei šilumos energijos. Galutinai Thermoselect reputacija žlugo, nustačius, kad firma 1995-aisiais 100 000 Vokietijos markių parėmė tuo metu valdančią Krikščionių demokratų partiją. Tai buvo Vokietijoje. Kokio padorumo ir skaidrumo galime tikėtis čia, Lietuvoje? Nėra jokių garantijų, kad kažkas nebandys pasipelnyti mūsų visų sveikatos sąskaitą. Klaipėdos politikai jau tam pritarė, nebijodami netgi rinkimų. Po reklamo žiūrėkite apie tai, kiek kailių mokesčių pavydalų dar galima nulupti nuo kapinių gėlių pardavėjų.